Nu gerai, apie vienatvę. Apie vienatvę pašnekėsiu. Iškart pasakysiu video esmę. Jei kas nors neturėt like ir negalėt pažiūrėti tas video, tai būtų, kad tu išmoksti būt viens, visi kiti dalykai su kitais žmonėm būnant ir tik bonusus. Nes tu tada gebi būnant viens, būt laimingas ir jei, sakykim, dar turi antrą pusę, ar tep daugiau kokių nors veiklų su kitais žmonėm, tai viskas ir ką bonusus. Tai dabar pakalbėkim apie vienatvę. Irgi norėjai, kad pakalbėčiau, buvo įdomi, pakalbėsim. Tai apie vienatvę turiu iš tikrųjų geros patirties apie vienatvę ir galiu, manau, nemažai apie tai pašnekėti. Tai esu pastebėjęs, kad labai daug jaunų žmonių, taip, ką pradeda, sakykim, jau santykius apturėti, kažkur nuo 14 metų net, draugaujant su kuo nors, tada išsiskiria ir tada nepraeina nei kokių 3 mėnesių, nei pusę metų, vėl su kažkuo pradeda draugauti. Ir taip dažniausiai ir iki pat kokių 24-3 ir taip toliau. Kartais išvis taip būna santykiai, 2 mėnesiai be santykių, vėl santykiai. Ir labai maža kas, kaip suprantu, išmokti tikrą būti vieni. Būti vieni ir būti laimingi. Kiti tiesiog neišsiskiria, nors ir būna nelaimingus santykius vien dėl tos baimės, kad va, aš išsiskirsiu, aš būsiu vienas, aš tos metais neiškęsiu ir gal netgi paskiau nebesusirasiu nieką kitą. Man mąstymas vis laik buvo toks. Negali bijoti būti vienas, nes ne iš dalies, o iš esmės, tu vis laik esi vienas. Tu gali įsivaizduoti, kad tu esi ne vienas, sakykim, tu turi šeimą, tu turi antrą pusę, brolį, seserį, mamą, tėtį, bet iš tikrųjų tu esi vienas pats. Ir kad ir kaip viskas gerai susiklostys, tu vis tik paliksi vienas. Sakykim, pačiu geriausiu variantu, tavo tėvai numirs pirmiau negu tu numirsi. Aišku, jei tu turi brolių, seserį, gal tu turi jaunesnius ir gal tu greičiau numirsi, bet vis tik esmė suprantat, mes gimstam šiam pasaulyje ir mes gal sakyti esam vieni. Ir kurį reikia išmokti būti vieniems. Taip, išmokti būti vienam, aš manau, užtenka kažkur pusės metų. Nuo pusės metų iki metų. Mano atveju buvo taip, kad aš išvažiavau studijuoti ir aš išsinuomojau butą, aš viens pats gyvenau bute visus metus. Prieš tai išsiskyriau, buvau santykius ir išsiskyriau grina prieš tas studijas. Ir aš viens pats gyvenau metus bute. Ir tikrai buvo pradžio ir keista, ir sunkia, ir kažkokie keisti tie jausmai ir visko. Bet kažkur maždaug po pusės metų persilaužiau ir paskiau tokia buvo labai faina, tau tiesiog nebereikia kitų. Ir tu leidi laiką viens į tavį ir gerą ir tau nereikia iš kitų žmonių kažkokį tokį, kad tai kažkas kitas priimtum, tu lengviau, geriau pradėti priimti pats savim, nes tu žinai, kad tau kitų nereikia. Ir iš tikrųjų man tas paradoksas yra labai įdomus gyvenime, nes labai dažnai tai būna su kitas dalykas. Kad tau kažko nebereikia, kad tu nesi angliškas išsireiškimas, kad tu nebesnydį, kad tau kad tu nesi desperatiška reiklus, tas kažkokių dalykų. Tau tie dalykai savaime ir ateina. Kaip kiti žmonės, sakykim, sakykim, nebando susirasti kažkokių draugų. Bet jiems savaime taip gaunas, kad jie susiranda draugų. Bet kiti žmonės, kur tiesiog lenda ir nori su tavim užmegzti santykius, su tavim pradėti būti draugas. Dažniausiai tokie žmonės ir atstumam kitų žmonių, nes jie jautų tokį, kažkokį netokį jausmą. Ir va, kad aš išmokau būti vienas pats, aš ir aplamą dar kitą pradėjau žiūrėti visko. Ir sakykim, aš dabar esu santykius ir man tai santykiai ir visiškai kaip bonusas, nes
Man ir malonu ir te būt vienam su savim. Dar aš turiu žmogų, su kuriuo man malonu būt. Tai išvis ir euforija. Bet ir kas dar gera santykiuos, va kad tu moki būt su savim. Tu kitam žmogui gal netrukdo ir kitas žmogus tu labiau pajunta. Sakykim, tu turi ane panelę, bet tu su ta panele gali nesimatyt kokias 3 dienas. Nu ir tu anos ten nebombarduoji žinutėm. Tu greičiausiai tiesiog užsiimi savo veiklą, nes tau malonu būti su savim. Kartais reik biškį ir pabūti su savim. Sakykim, kitų santykių būna irgi esu pastebėjęs, kad jei nu, mergina ir vaikinas išsiskiria keliom dienom, ane ten viens kitam raš, viens gal labiau prisirišęs, kitas mažiau prisirišęs, vienam gal nepatinka, vienam tik raš, neleid pabūt. Sakau, tai labai viskas išsisprendė, kad tu moki būt su savim. Aš manau, kad išvis būt su savim ir supergalia, nes tas ir susieta ir su draugas, ne vien tik tos romantinės santykis. Sakykim, kad tau nereik draugų, aš pasakys, neįsižeiskit nuo draugo, jei kas nors žiūrit. Gal aš dar nelabai suprantu dalyką, bet man iš esmės nereik draugų. Man malonu, kad jūs esat, man malonu su jums leist laiką. Nu, bet man jūs nereik. Ir aš nesakau tų arogantišką ar kažką aptep. Aš džiaugaus, kad jūs esat. Bet kad aš jausčiaus laimingas, man nereik, kad jūs būtumėt su manim ar aplamai. Nu. Ir tai irgi mūsų santykis su draugas padaro dar geresnės, nes aš kas susitink su anas, nu, nėra, kad va, aš jiems nesakau, kur tu buvai, kodėl tu mane parašai, aku. Mes sutinkam, mes bendraujame viskas. Nu, mes suprantam, kad ir gyvenimas, ir reikala vieniems vienokie, kitiems kitokie, kiti išvis apie tus reikalas nenori šnekėti, gal jiems kokie asmeniniai ir viskas gera. Ir moteris tu labai gerai irgi supranta. Anos netgi ir patrauklesnis vyrams tiems, kuriems irgi, sakykim, nereik mirtina. Aš manau, jūs suprantat, ko aš noriu pasakyti. Kad tos moterys žino, kad tai vyra be nepražūs ir aniai nepradės maldauti, tu atvažiuok pas mane susitikim, ar kodėl tu mane atrašai. Anos ir gerbtus vyrus labiau. Ir aplamai santykiai būtų tokie malonesni. Tai irgi va būtent toks iš gyvenimo patarimas. Viena iš supergalių, kad ir tikrai galite išsiugdyti, tai buvimą su savim ir buvimą laimingu būnant su savim vienu. Kaip tas citata yra, ne? Tu negali manis pažeist, nes aš į restoranas vaikščioju viens pats ir aš valgau viens pats ir aš leidžiu laiką viens pats. Nu, kad va, aš esu viens pats, aš esu patenkintas savim, aš esu laimingas ir kad į kokį, sakykim, tavo išeidimą ar tavo smerkims, nepriėmims manis neįžeis, nes aš save pats priimu, aš save pats myliu, aš žinau, kaip kas viskas ir aš galiu tep ir savo tikslų siekti drąsiau, nes man nereik galvoti, kas kuo apie man pagalvos, aš čia pradės tam tikrą dalyką daryti, tai drauga pradės iš manęs jauktis ir su manim nebenorės bendrauti. Tas yra labai gera, nes tu automatiškai, kaip sakant, pašalina žmonės, kad ir tep nėra tau labai naudingi ir aplamai tikri. Tai va, buvim su savim, vienatvė, tam tikrus kiekius išmokti būt su savim yra labai naudingas. Aš nešneku, kad vienatvė ir gera, sveika, taip toliau. Bet tam tikrus kiekius, kad išmokt būt vienam ir desperatiškai nenorėt būt su kita žmonėm yra labai naudinga. Va. Trets video, dar lieka 3 temos, žiūrėsim, kaip čia gausis toliau. Ačiū, kad žiūri, iki.